Taigi esam gavę visai šviežiai išleistą Tube TS60 su 1280 pikselių matrica, kas yra baisiai daug šitoje rinkoje. Ir bonusų nusprendėm ištestuoti iš karto, kaip jisai veikia į bėgantį šerną ir realiai išbandyti. Tai ką tik jį prisišaudėm ir bandysim šaudyti į bėgantį šerną iš 50 metrų atstumo. Tai pasižiūrėsim, kaip viskas veikia. Reguliuojant prietaisą, kažkur tai buvo vienas klikas apie 5 mm. Tai reiškia, kad viską galima labai prisišaudyti tiksliai, net 5 mm tikslom. Tai kaip ir minėjau, bandom Tube TS60 su HD matrica 1280 pikselių. Ką noriu dar pabrėžti, tai šaudom su 5 kartų artinimu, kas visiškai vaizdo kokybės negadina. Ta galim pasižiūrėti per būtent šitą filmuotą video. Ką tai reiškia, kad didelė matrica leidžia daug daugiau kartų priartinti, neprarandant vaizdo kokybės. Pasižiūrim, ką turim. Jo, 9 ir 5 yra. Tai gal 5, gal, bet irgi galim skaityti. 8 buvo, ne? 8 buvo, jo. Galim skaityti, kad viskas gerai. Galim skaityti. Tai tu yra keletą pataikymų, tai yra 9, 8, reiškia lygiai su centru, kas gali vaikščioti šūvio metu. Buvo vienas 5, kuris galėjo tiesiog pavėluoti, bet principė, ką irgi galim teikti šitoje vietoje, kad šūvis nevėluoja, elektronika dirba kaip priklauso, vaizdą perduoda greitai, tai 50 Hz vaizdo perdavimas, artimas akiai, tai taip problemų jūsų medžioklėje tikrai neturėtų sukelti ir galiu irgi teikti, kad galima šaudyti judančius taikinius, net ir greitai bėgančius šernus. Tai tiek.